Didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria žmonės, kurie eina pokyčio link, yra pastrigimas pasirinkimuose, sąmoninguose pasirinkimuose. Kaip tai atrodo? Pokyčių grandinėlė atrodo taip. Aiškumas, naujas suvokimas, nauji įpročiai. Aiškumas reikalingas tam, kad suvoktume kur, kaip ir kodėl ta problema mums yra problema. Tai leidžia sukurti naują suvokimą, senus dalykus suprasti naujai. Ir kai supranti senus dalykus naujai, tu gali žmogus save įgalinti naujiems pasirinkimams, naujiems veiksmams. Va čia ir sustoja būna žmogus. Pavyzdys. Žmogus kreipiasi dėl netinkamų santykių su problematiškais vyrais. Aiškumas atsiranda, mintis, kad problema vis tik yra ne tie vyrai, problema yra santykis su tėvais. Formuojam naują suvokimą. Oi, brač, tai pasirodo, ne su vyrais yra bėda, o mano tėvai, mano santykis su tėvais užima tiek vietos, kad visiems kitiems lieka va tik. Na ir kai lieka tik tiek, tam tikri žmonės ir ateina. Aš nesu nei joks ten, nei magnetas, nei dar kažkas, nepritraukiu aš iš jokio kosmoso, aš nesukuriu erdvės. Ir štai ateiname į trečią segmentą. Sąmoningas pasirinkimas sukurti tą erdvę. Kodėl pastringa? Kažkuria prasme tokia tarsi vaikiška mūsų sąmonės dalis stabdo, nes ji bijo. Ji nori, kad už mus rinktųsi kažkas kitas. Ar tai būtų tėvai, ar tai būtų, tarkim, sutuoktinis, draugas, partneris, ar netgi terapeutas. Dėl to neretai, vietoj to, kad įgalintume savo pasirinkimus, eksperimentuotume, kūrybingai bandytume atrasti, tai kaipgi man sukurti erdvės, mes ieškome žmogaus, kuris mums duos įrankius kaip. Na, tokia vat gūrų, kur pasakys, jeigu darysi tik tais taip, tai vat 100% sukursi erdvės. Ir ne problema tie būdai, problema tai, kad dažnai tie būdai yra tiek bendriniai, kad jie netinka visiems. Na, žmogus vėl pastringa, aš pabandžiau, o man neveikia. Mano darbas yra paskatinti, motyvuoti, padėti, kartais paspausti, griežtai, bet su meile, žmogų sąmoningai rinktis. Skatinti save sąmoningai rinktis, kūrybingai į tai žiūrėti, ieškoti, klysti ir tuo pačiu atrasti. Va tuos unikalius būdus, kurie atlaisvintų tą erdvę, galiausiai paliktų tėvus ten, kurie ir turi būti, ir sukurtų erdvės visiems kitiems žmonėms, kurie ateitų į to jau suaugusio žmogaus gyvenimą. Jei manai, kad ir tau reikia tokios pagalbos, spausk patinka, subscribe, susisiek su manim asmeniškai, nuoroda būna komentare.